Kai šiek tiek surūšiavome ligonius, nuėjau į operacinę. Nedelsiant reikėjo operuoti. Buvo pašautomis blauzdomis, ėdomis, rankomis. Audiniai išplėšė kitomis decentruotomis kulkomis, kontūzyti. Reikia stabilizuoti lūžgalius, atkurti kraujotaką. Su Vanda Bromaitienė, seselėmis Teklė, Jurgita, Dalia. Ėmėmės operacijų. Viena po kitos. Kitoje operacinėje operavo Vytas Tutkus, viršuj Drąsutis, Janilionis. Tos operacijos nebuvo tokios, kuriomis chirurgai galėtų girtis. Čia toks man dar neregėtas atvejis. Taip operuosiu, kaip niekad nedariau. Net pačioj Maskvoj nustebs. Čia, operacinėje, buvo tik mirties ir gyvybės dvikova. Lenktynės aplenkti mirtį. Mane visą persmelkė toks stiprus emocinis ryšys su tais sužeistaisiais. Lyg jie būtų tavo artimiausi žmonės. Lyg jie būtų tavo paties kūnas. Nes dėl ko jie sušaudyti? Dėl ko jie miršta? Juk jie savo kūnais uždengė mane, mano šeimą, mano vaikus. Tų išgyvenimo operacijų metu paaiškinti vien mano kaip chirurgo pareigą neįmanoma. Aš supratau, prieš kokią galybę tie žmonės stojo. Ta naktis emociškai sunkiausia per visą mano kaip chirurgo gyvenimą. Archyve išliko daug to metų nuotraukų. Iki šiol negaliu jų dar kartą peržiūrėti. Iki šiol tam neturiu jėgų. Ta naktį buvo svarbu atlikti pirmines operacijas, išgelbėti kuo daugiau gyvybių. Tame skausmo, kraujo, dejuojančių žmonių, tvyrančios įtampos pragare reikėjo atsirinkti, ką gelbėti pirmiausia. Karo chirurgai žino, jei žmogus garsiai reikia pagalbos, jis dar pakentės. Bet tas, kuris tyliai guli, o akys įsmeigtos į viršų, su vadinamuoju karnizo simptomu, reikalingas greičiausios pagalbos. Kaip sakoma, jo dušelė jau dairosi, kur išskristi. Per savo gydytojo traumatologo praktiką operavau gausybę žmonių atvežtų po avarijų. Operavau šeimą pervažiuotą traukiniu. Vyro kojos nutrauktos išvis. Žmonos laikėsi tik ant neiloninių kojinių. Toks buvo mano darbas. Nebuvau koks grožio chirurgas. Kraujagyslės, sutrupėję kaulai, nutraukti nervai, išplėšto žarnos, plaučiai. Tai traumatologo kasdienybė. Bet sausio 13-osios nakties operacijos buvo ne vien šaltų nervų, susikaupimo, profesionalumo reikalaujantis darbas. Sunkiausia buvo suvaldyti savo emocijas, mintis, apsiriboti nuo begalinio nerimo, nežinomybės, negirdėti kaukiančių greitosios pagalbos mašinų. Kiekvienas sužeistojo paguldyto ant operacinio stalo atvejis buvo unikalus, taikos sąlygomis nepatirtas.
Teko atlikti operaciją, kai moters koja kabojo tik ant vienos sausgyslės. Viskas sutrupinta. Išėmiau kaulą iš kitos kojos šėvikaulio, įsodinau į sužalotos kojos blauzdikaulį. Retrogradiškai paleidau kraujotaką. Ta moteris vėl vaikščiojo savomis kojomis. Aišku, tokią didžiulės apimties rekonstrukcinę operaciją atlikau ne iš karto naktį, o jau vėliau. Daug žmonių buvo sužeisti, tokių lyg mažų diskelių suskilę. Prie bokšto buvo mėtomi kažkokie sprogmenys ir jų skeveldros sužeidė žmonės. Operuoju, žiūriu į trišakį veido nervą įsmigęs pilkas plastikas. Blogiausia, kad šviečiant rentgenu, tos skeveldros nesimatė. Neaišku, ar jos giliai strigusios ar paviršinės. Nežinau, kiek valandų mes operavome. Iki šiol viskas skendi rūke. Iš ryto į ligoninę atėjo Alfa kareiviai su karininku ieškoti nušauto kolegos. Atrodo, chirurgas Janulionis, dabar profesorius, pasakė: žiūrėkit, ką pridarėt, štai guli lavonai po laiptais, ieškokite. Mes juk žinojome, kad amonininkas jau slaptai išgabentas. Paieškojo, nerado. Buvo aišku, kad Alfa kariai yra nuslopinti. Matyt, buvo pripumpuoti amfetamino, kuris sukelia susijaudinimą. Tuomet nebelieka jokios baimės, gali pulti į ataką. O paryčiais jie buvo visai nugeibę, kaip zombiai. Kai baigėsi amfetamino poveikis, žiūrėjo bereikšmėmis akimis į suguldytus lavonus ir tylėjo. Ta naktį daviau tiesiogiai interviu BBC žurnalistei Bridget Kendall. Ji su vyru buvo atėjusi į ligoninę. Viskas buvo kaip nerealiame baisiame sapne, iš kurio dėja niekaip negali pabusti. Ir stovėdamas prie operacinio stalo, juolab negalėjau dar suvokti, kad paryčiais eidamas namo suprasiu, tos valandos negrįžtamai pakeitė mano pasaulį. Kad įvyko lūžis, kuris bus ne mano galion